Taigi, sveiki, su jumis kaip visada Žlundas. Šiandien mes žaisim Minecraft Hardcore, trečias epizodas. Tai biškai yra pakeitimų, tai aš su Netherite armorais prisijaukinau dar vieną katuką ir dar biškai pakeitimų yra. Tai leiskit parodyti, atsidarom. Ir mes turim dar vieną kalinį, kuriam jūs galite sugalvoti vardą. O tie vardai, kurie nebuvo panaudoti mobams, tai aš juos dar pasilieku ir kai parašysite savo vardus, aš padarysiu savo bendruomenės skiltyje balsavimą ir jūs galėsite nubalsuoti. Tai va. Tai aš nežinau, kaip jisai čia spleitą paėmė, tai aš iš vis galvoju, kad skeletai gali tik tai lankos laikyti ir viskas. Taigi, ką mes šiandien veiksim per šį epizodą, tai manau pasidarysim pusiau automatinę fermą ir šį kartą aš nelakstysiu tenai šianaisiu dėl visų daiktų. Tai viskas bus padaryta iš karto. Tai pasiruošiu daiktus ir pradėsim statyti. Taip, aš užgesinau savo laužą, kur aš šašlykus kepu. Nieko. Padarom va taip. Taigi, aš einu rinkti daiktų ir darbuosimės. Po to, kai pasiruošiu Netherite įrankius, eisim mes tenai. Tai aš einu ruoštis. Ir išsiruošiau daiktus ir 4 lygiam jums pastatyti reikės va štai šitų daiktų. Nebūtinai deimantiniai įrankiai, bet kokie tiks. Tai pradedam statyti. Pasiemam iš pradžių va šituos dalykus. Prasivalom biškių teritoriją žodžiais. Ir tai yra jums reikės ne 8 kibirų, o 9. Biškį suklydau, bet nieko tokio. Vis tiek nesibaigiantį šaltinį turim padaryti. Taigi, dar reikės paimti vandens kibirus ir kartuojam paskui mane ir į kiekvieną dispenserį sudedam po vandens kibirą. Ir jeigu jų neliko, reiškia teisingai apskaičiavote. Nes turi būti 8 kibirai, o 9 turi būti. Ir dar atsarginis 9 turi būti. Tada nuo dispenserio atsiskaičiuojam 7 blokus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Štai čia va baigsis vienas iš mūsų va šitų lygių. Čia irgi siena. Tokio pačio ilgio pastatom. Ir dabar jums reikės pasiimti mygtuką. Mygtuką padėsite čia. Ir va tai va tiesite redstone signalą. O tai va. Čia redstone repeateris. Ir va tai va dedat redstone. Po to nepamirškite patikrinti, ar veikia. Pas mane viskas veikia.
Palaukit, toj grįšiu, atsinešiu vandens kibirą. Tai dabar, kai pasiėmiau vandens kibirą, reikia padaryti keletą reikalingų dalykų. Reikia paimti kastuvą ir va taip va iškasti dirtą. Čia irgi iškasat po šitą va sieną, kur redstone'as, nes tai yra būtina. Nes ten bus vanduo. Toje vietoje. Ir aš darysiu 4 lygius, gali daryti ten 1, 2, 3, gal net daugiau, bet atsiminkit, paskutinis lygis turi būti 8 blokų ilgio. Šitas va 7 blokų ilgio, kaip ir visi kiti turi būti. Taip, dirtas. Ir va taip va išariam. Čia va taip pat reikia iškast. Taip pasipėlam vandens. Ir va taip va vėl užtęsia dirtą. Taip, šitas nereikalingas buvo. Ir viską su kauptuku išariam. Ir tada jau galim pradėti sodinti po truputuką bulves. Va taip va. Taip. Ir tada imat savo kastuvą ir gilinat 1 bloku. Irgi 7 blokus nuo ten. 4, 5, 6, 7. Tada mums reikia va, iškasti va štai tai va. Taip, imam dirtą. Ir dabar reikia pasimti vandenuko. Ir po to galite sodinti javus į tokias fermas galite sodinti, galite bulves, galite morkas ir dar burokėlius galite. Negalite tik tai visokių
Negalite tik tai sweetberries, glowberries ir arbūzų su moliūgais. Visą kitą galite sodinti. Oh my god, dabar va šitą sutrypt reikia. O pusiau automatinė todėl, kad jeigu nuspausit mygtuką, viskas nuplaus su vandeniu, bet užsodinti reikės patiem. Taip, ir antras lygis baigtas. Tai pasiemu dar biškį vandenuko. Ir trečiam lygiui mes jau kasame 2 blokus gilyn. Turi būti vienas blokas žemiau negu antras lygis. Taip, jau 2 blokai. 3, 4, 5, 6, 7. Man rodos. Oh my god, ką šitą būdelę čia pastatė. Ačiū, vis tiek pastatė, kai Endermeną žudė. Reikia viską po to nugriaut. Ir taip vakasam. Šita ferma yra patikrinta labai daug kartų, veikia ant Bedrock ir Java Edition. Ne tik ant Java. O, mes jau prie akmens prisikėsim, gaila Efficiency 5 neturiu ant pikekso, bet nieko. O kai turėsim daug bulvių, kaip gerai bus. Bet čia, kad užsadint kokių 4 stekų gal reikės. Pagalvokit, kiek jūs gausit bulvių, jeigu jūs užsadinsit 4 stekus. O jeigu užsadins, oh my god, aš idiotas. Ok, vos nesufeilinau. Ten jau vanduo yra, o čia vandenuko nėra. Visai be problemų ten suteka. Ir reikia išarti va šitą va visą lygį. Jūs galite ir 10 lygių daryti, bet jūs turėsit visą laiką ten būti, dėl to, kad pas jūs turės būti prakrauti čankai iki čia. Tai iškai problematiškai su 10 lygių, bet gali statyti, jeigu turite ten kokį chunklauderį. Tai aš manau, irgi reikės chunklauderį pasistatyti. Nebus problemų, net jeigu aš būsiu labai toli nuo namų. Tai. Ok, baigiam. Ir kasamės dar žemiau. Statysim paskutinį 4 lygį. O paskutinis 4 lygis yra išimtis. Dabar mums reikia 8 blokus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lemą, gaila be Efficiency 5. Efficiency 3 irgi būtų tobula tiesiog. Ir aš manau, uždėsiu irgi meningą, dėl to, kad čia jau bloga darosi mano kastuvai. Tai truputuką. Nu va, idealu.
Ir dabar su vandeniu tą pačią nesąmonę reikia padaryti. Čia iškas. Čia iškas jau be reikalo. Po to galim išmesti dirtą. Taip, dar išmesim dirtą. Ir va, kasam va taip va. Ir einam pasisemti vandens. Jo, va čia va vanduo pas mane. Gerai. Ir dar ten. Ok. Ir va čia papilt. Ir mūsų ferma praktiškai jau baigta yra, tai dabar dar reikės biškio vandenuko ir dabar reikės pasimti hoperį ir čestą ir vandens, aišku. Ir mes čia kasim tokią kaip duobę, taip. Čia iškasa 3 blokus, o čia kad išlipt. O tai va. O tai va nukasam. Ir po to, kai čia vanduo viską nustums, viskas keliaus čia. Mes nukasam dar giliau. Dabar mes pastatysime čia stuką. O taip va ir o taip va. Nu, kaip ir ferma baigta ir po to spaudinėsite ant to mygtuko, kad viskas surinktų už jūs. Taigi va tokia va fermykė. Susirenku svarbiausius daiktus. Čistą išgriausiu. O čia va su bloku va. Padėsiu va. Ir štai ferma baigta, tik tai lieka viską užsodinti. Taigi ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Kaip vis Daždodas. Visiems iki ir viso gero.